Laida prie pietų stalo. Apetito negadina. Sveiki pietaujantis su žinių radiju, o ar sveiki jūsų pietus? O gal su pavasariu nusprendėte pietų atsisakyti visai ir vasarą pasitikti su lengvesniu svoriu? O gal jūs tiesiog mėgaujatės maistu ir mojat ranka į visokius raginimus sveikai maitintis ir aktyviai gyventi? Na, tai jūsų pasirinkimas. Bet kur dabar bebūtumėt, ką beveiktumėt, jei esate su žinių radiju, kviečiu pietauti kartu. O mano kompanionai prie pietų stalo vyrai, kurie teigia, kad būtent mityba lemia mūsų gyvenimo kokybę ir gerą sveikatą. Pietauju su Pauliumi Jaruševičiumi, gyvo maisto propaguotoju, Ann Wigmore fondo direktoriumi. Kartu su mumis ir medicinos mokslų daktaras Darius Kubilius, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto dėstytojas, chirurgas, Ann Wigmore fondo lektorius ir sveikos mitybos propaguotojas. Taigi sveiki. Labą dieną. Žinot, norėčiau pradėti nuo to, kas yra įkalta mūsų galvose. Kad vien orų gyvi nebūsim, kad reikia valgyti, žiemą sočiau, nes šilčiau, vasarą lengviau, bet daugiau daržovių, nesgi turim prikaupti vitaminų tai žiemai. Ir antsvoris, jis neatsiejamas su metais. Na, dargi sakoma, kad kūno struktūra, kaip ir ligas, mes paveldim, o visos tiesos apie sveiką gyvenseną tai yra gerai suktas verslas, pildantis farmacininkų ir medikų kišenes. Taigi, jūs kalbėdami apie gyvą maistą, apie sveiką mitybą, su tokiu požiūriu tikrai susidurėte dažnai, ar ne? Taip. Kiekvieną dieną susidurėm su tokiu požiūriu. Iš tiesų, mūsų yra labai didelė gyvenimo dalis yra maistas. Tai yra mūsų socialiniai santykiai. Mes norime kartu su draugais susėsti prie pietų stalo, vakarieniauti, išsikepti grilį, išgerti vyno taurę. Ir dėl to gyvensenos pokyčiai, apie kuriuos mes šiandien laidoje kalbėsim, yra tokie sudėtingi, nes žmogui atrodo, kad jam viso to reikės atsisakyti. O mes sakome, kad visai nebūtinai. Tiesiog vienus socialinius įgūdžius, vienus santykius su žmonėmis galima pakeisti kažkuo kitu, atrasti įdomesnių dalykų, galbūt ir nebūtinai reikia išsikepti šašlyką ar kažkokį tai kepsnį, galbūt galima lygiai taip pat tą padaryti ir su gyvu maistu arba su... Ne, viskas gerai, kalbėkit toliau, aš tik tai iš karto noriu klausti, gyvas maistas, tai man gyvas maistas asocijuojasi iš karto su žaliavalgyste, dabar ypač apie kurią daug diskutuojama. Ar galima dėti tarp šitų dviejų dalykų lygybės ženklą? Ar tai yra panašu kaip ir vegetarizmas, veganizmas? Gyvas maistas. Iš tiesų, gyvas maistas yra termiškai neapdorotas maistas. Žaliavalgiškas maistas irgi yra termiškai neapdorotas maistas, bet žaliavalgystė labai dažnai yra siejama su gurmanišku maistu. Mes turime Lietuvoje keletą žalio maisto, gyvo maisto restoranų arba žalio maisto restoranų ir nebūtinai tenai maistas yra sveikas. Ir labai dažnai žaliavalgiai arba žmonės, kurie atsisako, tarkim, mėsos, pieno produktų, pereina prie vegetariškos mitybos, jie labai dažnai papuola į didžiulės problemas vartodami per daug aliejaus, vartodami per daug riešutų ir valgydami nesubalansuotą maistą. Reikia sąmoningai maitintis. Tai dabar visiškai jau ir pasimečiau ir nebežinau. Jo, tai aš čia dabar jau įsitrauksiu apie tą subalansuotą maistą. Kalba Darius. Taip, Darius Kubilius. Truputį įsitrauksiu apie subalansuotą maistą. Yra keletas dalykų, kuris absoliučiai paralyžiuoja žmonės. Tai yra tokie terminai kaip subalansuota mityba. Tai tokie dalykai kaip saikas ir tokie dalykai kaip visavertė mityba ir angliškai jie sako variety, labai didelis skirtingų produktų valgymas rekomenduojama, ten 40, kiti rekomenduoja 50, nepasako per kurį laiką, ar čia per dieną, ar per savaitę, ar per metus. Ir neva tai mes tik tai tokiu atveju galim tikėtis, kad būsim sveiki. Ir iš tikrųjų, jeigu paimsim knygas, daugelį knygų, mitybos rekomendacijų knygų, jos vadinasi Biblijomis, mitybos Biblijomis, mes ten absoliučiai paskęsim. Nes dalis tų knygų yra skirta mitybai, dalis maistą papildam ir santykiam tarp jų ir iš tikrųjų daug mokslinių visokių tyrimų sudėta ir žmonės pasimeta ir galų gale išsirenka vieną kitą dietą, kuri dažniausiai
arba būna ypatingai sunki, arba pataikauja jų pomėgiam, kaip pavyzdžiui vadinama Atkinsono dieta, pataikauja jų pomėgiam, jie turi greitą efektą, bet iš tikrųjų jie serga nuo to labiau. Bet dieta tai yra vėlgi savęs ribojimas, savotiška kankynė, ar ne? O mes kalbam apie gyvenseną, vadinasi, turim kalbėti ir apie džiaugsmą, ir apie laisvę. Taip, pagrindinis ribojimas, tai tas, jeigu yra dabar neseniai buvo apklausa žmonių Lietuvos ir buvo paklausta, kas yra pagrindas sveikos mitybos. Ir dauguma jų atsakė, virš 50%, kad tai yra saikas. Ir dieta, tai yra būtent visos dietos ant to pagrįstos, tai yra saikas. Tai yra mažinimas maisto kiekio, ribojimas kažkokių produktų, bet iš esmės tai yra maisto kiekio mažinimas ir apribojimas savęs galimybė maitintis. Tuo tarpu, jeigu mes teisingai pasirenkam maisto produktus, kas yra labai paprasta, tai yra neriebus, pilnos struktūros augalinis maistas pirmiausia. Pirmiausia, tai yra pirmas žingsnis, neriebus, pilnos struktūros augalinis maistas. Mums nebereikia savęs riboti, nei kiekių, nei įvaizdžių, nei vaizduotę, mes turim labai daug galimybių. Bet pirmas toks kontrargumentas, iš karto visi sakys, suprantu, moteris, jos gali maitintis ten salotomis, netgi, tai priimtina matyti, kad moteris valgo lengvesnį maistą, bet vyrai, jiems reikia energijos teikiančio maisto, tai reiškia mėsos, karbonadų. Jūs man pasakykit, dar turim šiek tiek laiko iki pirmos pertraukėlės, dabar yra pietų metas. Ir jeigu tai nebūtų radijo pietus, o jeigu būtų tai jūsų tikri pietus, ką jūs valgytumėt ir koks tai būtų meniu? Gal Pauliau tada jūs? Aš šiandieną valgyčiau, kaip ir dažniausiai valgau, salotas ir aš nesu visiškas žaliavalgis, aš galbūt kartais suvalgau kokią tai virtą bulvę arba, sakykime, kokį nors košę, tarkim, lęšių išsiverdu, bet aš dažniausiai lęšius, pavyzdžiui, daiginu. Arba valgyčiau salotas, aš valgyčiau su daigais, tai yra aš namuose pastoviai auginu labai daug daigų stiklainiuose. Ir gyvas maisto koncepcija yra visų pirma susieta su tuo, kad mes vartojame labai daug jaunų augalų, kurie duoda labai daug energijos, jie turi labai daug įvairių maistinių medžiagų ir būtent Ann Wigmore suformuluota gyvo maisto gyvensenos idėja yra tai, kad žmonės auginkite patys namuose saulėgrąžų daigus, galima susidaiginti liucerną, galima susidaiginti dobilus ir būtent aš valgyčiau daug daigų ir aš galbūt špinatų valgyčiau ir aš sakyčiau dabar nebūtinai naudočiau aliejų, mes labai dažnai papuolam į didžiulės problemas vartodami labai daug aliejaus. Atsisakom gyvūninės kilmės maisto, suprasdami, kad galbūt ne visada jis yra sveikas ir papuolam į didžiulės problemas su dideliu kiekiu aliejaus, reiškia cholesterolio kiekis kraujyje išlieka didelis ir rizika susirgti įvairiomis lygomis vis tiek išlieka, nors atrodo daug ką pakeitėm. Tai aš aliejaus visai nebevartoju dabar, bet aš kartais pakeičiu aliejų, tarkim, riebiais, tai vadinamais riešutais, tai sakykime, graikiški riešutai, saulėgrąžų branduoliai, bet aš viską mirkau ir daiginu. Darius? Mano situacija tokia, kad aš truputėlį daugiau valgau virto maisto negu Paulius, mano mityba. Ir mūsų mityba yra panaši, bet aš valgau daugiau virto maisto ir aš valgau daugiau krakmolingo maisto. Nes iš principo tai yra labai sveikas maistas. Yra krakmolingas maistas, tai reiškia bulvės, lęšiai, įvairūs grūdai, kukurūzai, įvairiausios kruopos. Tai, ta prasme, valgant vien šitą maistą ir žalią gyvą maistą, mes galim būti labai sveiki. Mes turbūt neturėsim galimybių išgyti nuo visų lygų, neatsisakę krakmolingo maisto, bet išgyjimas yra kitas dalykas, turbūt suprantat, tai yra, mes turim maksimalią jėgą iš maisto paimti. Bet gyvenant kasdienį gyvenimą ir siekiant to, ko mes siekiam, kad būtumėm nepriklausomi nuo konservuoto maisto, kad turėtumėm valgytumėm sveiką maistą, vienintelis gamtoj konservuotas maistas natūraliai, tai yra krakmolingas maistas. Tai yra grūdai, bulvės, lęšiai, ankštiniai, kitaip sakant, pupelės, viskas. Ir tai yra civilizacijų maistas. Ant šitokio maisto
užaugo civilizacijos, tai yra Egipto civilizacijos, Romos, Pietų Amerikos, nes jie suteikė jam tą maistą laikyti ilgiau ir saugoti. Ne ant mėsos išaugo civilizacijos, nereikia įsivaizduoti nesąmonę. Dabar trumputė pertraukėlė, iš karto po jos tęsime pokalbį, nes man jau iš ties įdomu. Ir kalbėsim ne tik apie sveiką gyvenseną, apie perversmus gyvenime, kaip sunku juos padaryti vis dėlto daugeliui mūsų, bet kalbėsime ir apie patį Anne Wigmore, kuri beje yra lietuvė, gimusi Lietuvoje, o jos idėjos yra žinomos visame pasaulyje. Taigi kalbėsime ir apie tai, bet iš karto po trumpos pertraukėlės likite su Žinių radiju. Laida Prie pietų stalo apetito negadina. Šiandien pietauju su sveikos mitybos propaguotojais, chirurgu Dariumi Kubiliumi ir taip pat gyvo maisto propaguotoju Pauliumi Jaruševičiumi. Dariau, pradėkim nuo jūsų. Jūs esat oficialiosios, vadinkim taip, medicinos atstovas, gydytojas, mokslininkas. Kaip jūsų gyvenime dera tai, ko jūs mokėtės universitete, ar ne, ką jūs dabar dirbat, ką jūs dėstot, ir tai, ką jūs išpažįstat, galiu tai pavadinti, tą sveiką gyvenseną. Kaip tai dera? Ar sunkiai dera? Puikiai dera. Nieko čia sunkaus nėra šitoje vietoje. Puikiai dera biochemijos žinios mano įgytos, puikiai dera chirurgijos žinios įgytos, puikiai dera kiti mokslai, kuriuos aš įgyjau universitete. Aš gavau labai gerą pagrindą ir negalima neigti oficialiosios medicinos nerealių pasiekimų iš tikrųjų. Bet medicina nėra nepriklausoma nuo aplinkos, nėra nepriklausoma nuo verslo, nėra nepriklausoma nuo sėkmingų judėjimų verslo srityje, sakykime, farmacijos verslo, medicinos pramonės verslo ir maisto pramonės verslo. Reiškia, jie vienas kitą visi įtakoja ir kartais nesėkmingas sprendimas gali nukeliauti per toli ir tada reikia jau ieškoti sprendimų. Taip kad šitoj vietoj nesėkmingas sprendimas buvo medicinoje nueiti vien tik inžinerinę pusę. Vien tik inžineriškai matyti žmogaus organizmą. Aš manau, kad čia yra viena iš pagrindinių problemų. Tuo tarpu biologinis matymas jisai į organizmą kaip į robotą, o biologinis matymas jis yra žymiai kompleksiškesnis. Už tai turbūt ir gydytojai yra jau pastebėję, kad gydyti pacientą inžinierių yra sunkiau negu kokį nors kitą pacientą, nes jisai įsivaizduoja savo organizmą kaip mechanizmą. Tai šitoj vietoje aš turiu pasakyti, kad absoliučiai man dera, kurias aš įgijau žinias ir aš labai džiaugiuosi, turėjęs labai gerus mokytojus ir kurie man labai daug davė ir dabar man papildo visą tai. Bet gerai, kaip tuomet atsitiko? Kodėl pasirinkot būtent ir viešai apie tai skelbėt, kalbat ir mokot kitus apie tą sveiką gyvenseną, apie gyvą maistą? Juk galėtumėt kaip medikas puikiai išmanot ir visus medikamentus ir procesus įvairiausius, ligų procesus. Juk galėtumėt taip gyvendamas padėti savo, kitiem artimiesiems. Todėl, kad tai ne visais atvejais yra teisingas sprendimas šildyti kiaurą namą. Stipriai šildyti kiaurą namą. Kartais mums tą namą reikia užkamšyti skyles ir tik tai po to mes galim šitą jau šildyti. Čia yra toks labai ryškus pavyzdys. Ir aš turėjau savo gyvenime rimtų išgyvenimų savo šeimoje, aplinkoje, kai žmonės pas mane kentėjo nuo aterosklerozės komplikacijų, infarkto, mirė nuo jų. Ir aš supratau, kad aš negaliu šito proceso kontroliuoti, negaliu jo sustabdyti, nepaisant mano visų įgytų žinių, nepaisant to, kad aš gal ir atpažįstu, kad tai įvyko infarktas, aš suprantu, kad aš iš principo aš tik tai atidedu tą ligą, aš jos nesprendžiu. Mes medicinoje išsprendžiam tam momentui ir atidedam tą ligą daugelį atvejų, kai mes kalbame apie chroninės ligas. Ir tas mane ir supuolė daugelis situacija
situacijų tuo metu, mano mokslinis darbas, kai aš tyriau epidemiologinius nudegimo pokyčius, mano šeimos situacija, mano išsilavinimas ir supuolė informacija, kuri atkeliavo iš Amerikos, kurią N-Vigmor fondo paskatinti leidėjai išleido Campbello knygą Natūralus būdas išvengti ligų ir labai atitiko tai mano tuometinė pasaulėžiūra ir pasaulėjito. Ir aš pamačiau, kad yra labai lengvas sprendimas stabdyti visas šitas ligas ir ne tik stabdyti, bet ir jas gydyti, vien keičiant mitybą. Ir man tai buvo, ne eureka, tai buvo tiksliai eureka. Ir aš nusprendžiau pabandyti, nes tai buvo toks stiprus išgyvenimas. Ir aš pabandęs, aš pirmą kartą pajutau jau po savaitės, kad yra labai galingas efektas. Kad mes turim labai galingą efektą. Prieš kiek metų tai? 2,5 metų. 2,5 metų. Taigi, jūs panašiai turbūt, jūsų istorija ta pati. Mano istorija ilgi tokia pati, tiesiog man sulaukus 40 kelių metų, man dabar šiuo metu yra 53, tai aš turėjau daugybę visokių smulkių tokių negalavimų, nugaros skausmai, sąnarių skausmai, gydytojai prognozavo, kad reikės keisti sąnarius jau po kokių 5-6 metų. 50 metų žmonėm normalu protezavimas klubo sąnarių, tai yra suprantama ir taip turi būti, medikai galvoja. Ir galiausiai man prasidėjo tokia labai sudėtinga alergija, atopinis dermatitas, kaip jie vadina, ir niekas nerado jokių priežasčių ir viena gydytoja man pasakė, patapk veganu, padaryk tai, kas yra neįmanoma. Atsisakyk visų gyvūninės kilmės produktų ir tau bus viskas gerai, nes man pradėjo skirti hormoninius vaistus, aš turėjau vos ne adrenaliną nešiotis, kad nenumirčiau. Ir aš vieną dieną, tiesiog tą pačią dieną atsisakiau visų gyvūninės kilmės produktų, tas buvo daugiau kaip prieš 3 metus. Ir aš galiu pasakyti, aš nebeįsivaizduoju, kaip galima būti kokio nors alergišku, kad aš negalėdavau į užsienio komandiruotės išvažiuoti. Aš tiesiog ta liga pasitraukė tą pačią dieną. Tai yra labai paprasta, tuo pačiu tai yra labai sudėtinga. Nes iš tiesų 3 dienas sveikai maitintis gali kiekvienas, bet kaip maitintis, kad gyventum sveikas iki 100 metų, čia reikia labai daug žinių, sąmoningumo. Ir būtent N-Vigmor fondas, mes skaitom paskaitas, mes esam sukūrę tokią gyvo maisto programą pagal N-Vigmor metodiką, kur mes žmonės kviečiam savaitį laiko į tokią stovyklą ant Neries kranto ir toj stovykloje mes žmonės mokom sąmoningumo, nes jeigu tu nesuvoki, kaip tavo organizmas funkcionuoja, kaip viskas, kaip biologiškai vyksta procesas, tu negali suprasti ir būti pakankamai motyvuotas, kad kažką pakeisti ilgam laikui. 3 mėnesius pasilaikiau kažkokios dietos, svoris nukrito ir vėl viskas grįžta. Už tai, kad žmogus... Taip, ir viskas yra mūsų galvose, taip sakoma, bet kiek yra išorinių dirgiklių, jau pažiūrėkim, ta pati šeima, aplinka, bendradarbiai, daug dalykų. Ant kiekvieno kampo, taip, ir kur tu esi mažytė ląstelė ir tarsi tu negali pasipriešinti visam tam, gal ir norėtum, bet tai yra be galo sunku. Įsivaizduokit, ir tai yra paradoksas, kai žmogus iš tikrųjų save eina susinaikinimo keliu, ar ne, ir tik susidūręs su mirtinu kažkokiu, tarkim, mirtinos lygos akivaizdoje, jisai gali kažką keisti. Bet džiugu iš tikrųjų yra, kad labai daug žmonių šiandieną ateina į paskaitas. Aš vakar buvau Klaipėdoje, šiandieną Kaune skaitau paskaitą, savaitę važiuoju į Panevėžį, Vilnių. Ir yra labai daug jaunų žmonių, kurie dar matydami tik tai statistiką. Jeigu mes nieko nekeisime, tai kas antras iš mūsų mirsime nuo vėžio. Tai yra tokia statistika medicinoje. Dabar miršta 36% Lietuvoje. Bet po 10-15 metų yra prognozės, kad kas antras žmogus mirs nuo vėžio. Tai ar mes norim būti statistiniais vienetais? Ir žmonės tą pradeda suprasti. Ateina jauni žmonės. Į programą pas mus atvažiavo prieš 2 savaitės 30 kelių metų moteris, kurias turi vaikus. Žmonės nori išauginti sveikus vaikus. Jie mato, kokios problemos aplinkui. Nebūtinai jiems reikia asmeniškai šeimoje, kaip Dariui patirti šeimoje, man asmeniškai kažkokias problemas. Žmonės tampa motyvuoti, jie darosi sąmoningi ir atsakingi už save ir jie prisima atsakomybę. Esminė problema yra ta, kad mes turime prisimti atsakomybę patys už save. Gydytojai mums čia padėti nieko negali. Dar viena trumpa pertraukėlė šį kartą žinioms ir iš karto po jos kalbėsime toliau ir kalbėsime apie tai, kad kaip žmogui susivokti. Aš gal suprantu, kad man reikia pagalbos ir aš noriu keisti gyvenseną, bet kur ras, kai patys kalbėjot, kad yra begalė
daugelis įvairiausių kraštutinumų, kurie kaip tik nepadės, nesveikti padės, o vėlgi pakenks. Taigi apie tai iš karto po pertraukėlės likite su žinių radiju. Laida prie pietų stalo. Apetito negadina. Pietauju su gyvo maisto propaguotoju, Ann Wigmore fondo direktoriumi Pauliumi Jaruševičiumi ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto dėstytoju, medicinos mokslų daktaru, chirurgu Dariumi Kubiliumi, kuris taip pat yra sveikos mitybos propaguotojas. Na, kaip jau ir kalbėjom ankstesnėse dalyse, sakėt, užsiminėt, kad pagrindinė mirčių priežastis, nors tikrai nesinorisi apie mirtis kalbėti per pietus, bet priežastis yra organizmo širdies ir kraujagyslių lygos. Jos dar vadinamos gyvensenos lygomis. Dabar jūs man paaiškinkit, kokios tai lygos, gyvensenos lygos? Iš tikrųjų, gyvensenos lygos, kaip Pasaulio sveikatos organizacija yra apibrėžusi, tai yra širdies kraujagyslių lygos, tai yra vėžys ir tai yra antro tipo diabetas. Jau medicina šiandieną pripažįsta ir Darius turbūt irgi su tuo gali sutikti, kad būtent šiandieną sakoma, kad jeigu žmonės pakeistų savo gyvenseną, šitos lygos gali pasitraukti arba žmonės jomis nesusirgtų. O šiandieną statistika tokia, kad 70% žmonių Lietuvoje miršta nuo gyvensenos lygų ir jų komplikacijų. Taigi, va čia yra labai svarbi tema, kad mums reikia keisti gyvenseną. Kaip tą gyvenseną keisti? Būtent Ann Wigmore suformulavo, kad reikia labai svarbu, kad būtų mūsų organizmas kiek galima švaresnis ir kad reikia laikytis keletos taisyklių. Jeigu taip paprastai per kelias minutės pasakyti, kad reikia laikytis keletos taisyklių valgant, kad negalima valgyti bet ką. Kaip mes sakom, ėsti reiškia Bet jeigu akis mato, akis mazgė akimis. Čia saiko problema atsiranda. Čia saiko problema, kur saikas yra didžiausias peilis. Paulius kalba apie Ann Wigmore dėl to, kad jinai siekia ir praktiškai pasiekė tobulos mitybos. Bet eina dar kalba apie tai, kaip mums pereiti, ir pavyzdžiui, kalbant apie mirtis, pagrindinė mirčių priežastis yra širdies kraujagyslių lygos, kitaip sakant, aterosklerozės lygos, tai yra insultai, infarktai, inkstų pažeidimai, kojų pažeidimai, erekcijos sutrikimai, Alzheimerio liga. Tai visos yra kraujagyslių pažeidimo lygos, aš dar ne visas išvardinau. Ir visos šitos lygos yra mitybos pagimdytos lygos. Tai yra mityba pagrindinis dalykas. Nepagrindinis dalykas šitoje vietoje yra judėjimas, nepagrindinis dalykas yra stresai. Čia yra pagrindinis dalykas yra mityba. Kai mes susitvarkom mitybą, mes galim paskui tvarkytis ir kitus dalykus įtakojančius šitą sritį. Bet kai kalbam apie kraujagyslių pažeidimą, pagrindinė problema yra mityba. Ir čia yra kabliukas. Mes pripažįstam ir oficialioji medicina, sakykime, ir žino ir pripažįsta, kad tai yra gyvenimo būdo liga. Bet jinai neišakcentuoja, kad tai yra mityba, ką jau mokslininkai ir klinicistai Amerikoje įrodė. Jie pirmieji krito į tą balą ir pirmie lipa. Tai yra mityba ir kad negali būti tokio, kad šitas truputėlis man nepakenks. Šitas truputėlis palaiko uždegimą ir iš principo procesas vis tiek vyksta. Ir žmonės, kurie nori lipti iš tos aterosklerozės komplikacijų, jiem negali būti šitas truputėlis man nepakenks, tokio negali būti. Gerai, tuomet įsivaizduokim, 50-metis, ar ne žmogus, imkim vidurkis. Viskas jau yra nusistovėjęs ritmas, įpročiai susiformavę, nesusiformavę, jau susicementavę, ką yra labai sunku pakeisti. Organizmas irgi susidėvėjęs, vadinkim taip. Taigi, ar yra šansų viską atnaujinti, vadinkim taip? Yra viena aišku, kad organizmo resursai yra kai kurių organų 300 metų ir daugiau. Organizmas 50 metų žmogui dažniausiai būna nesusidėvėjęs, bet medikai ir aplinka mums sako, kad mes turime sirgti. Ir tai yra neteisingas požiūris. Už tai, kad vien požiūris į tai, kad aš vis tiek susirgsiu būdamas 53 metų, yra neteisingas. Pavyzdžiui, man dabar yra 53 metai ir aš jaučiuosi žymiai geriau, negu aš buvau 30 metais. Tai yra mano sveikata pakeitus gyvenseną
dieną yra nepalyginamai geresnė. Aš galiu drąsiai nubėgti 10 kilometrų. Aš galiu, man neskauda sąnarių, man nebeskauda nugaros, man praėjo alergija, aš jaučiuosi žymiai geriau ir tai yra labai svarbu už tai, kad mano kelias buvo per organizmo išsivalymą. Aišku, ir mes nerekomenduojam badauti, mes nerekomenduojam labai kažkokio gilaus pasninko, jeigu nėra dėlių problemų. Tiesiog reikia tam tikrą laikotarpį gana griežtai laikytis mitybos, maisto derinimo taisyklių. Viena iš pagrindinių taisyklių yra tai nevalgyti nieko sunkaus ryte iki 12 valandos, kada mūsų organizmas valosi. Tai yra vienas iš didžiausių peilių sveikatai, tai yra sumuštiniai iš ryto ant baltos bandelės. Tai yra už tai, kad tai yra visų pirma, žmonės labai dažnai greitai nori pavalgyti, tai jie valgo labai giliai apdirbtus produktus, o mes rekomenduojam pasidaryti žalią kokteilį, valgyti vaisių, valgyti salotų iš ryto, iki 12 valandos nevalgyti nieko sunkaus. Dariau, kokia tavo būtų rekomendacija? Kaip išsivalyti organizmą? O gal tiesiog 3-4 dienas gerti tik vandenį? Ar jeigu jau organizmas užterštas, vanduo irgi nepadės? Čia yra tokia šiek tiek gal problema, kad tas organizmo valymas jis yra netaip suprantamas. Mes suprantam, kaip mes turim darytis, sakykime, kažkokias sunkes klizmas, arba gerti tik tai vandenį, arba badauti, arba, žodžiu, einam į ekstremumus. Mums nereikia į ekstremumus, mums tiesiog reikia valgyti augalus ir patartina tada jau žalius augalus. Tada tas poveikis bus tikrai greitesnis. Pirmiausia, ką visi žmonės pajunta, kad jiem buvo užkietėję viduriai, jie iki tol nesuprasdavo, bet tas pajuda, jiem šitas suvokimas ateina. Bet iš tikrųjų tai pradėję valgyti neriebų pilnos struktūros maistą, iš karto mes stabdome tuos pažeidimus, kurie pas mus vyksta, tuos procesus. Neriebus pilnos struktūros augalinis maistas. Vat aš labai noriu, kad šitas užstriktų pirmas etapas. Ir mes tada galime... Pilnos struktūros tai reiškia ne dalis augalo. Tarkim, iš sėklos išspaustas aliejus tai yra tik dalis augalo. Pilna augalo struktūra tai yra visa sėkla. Tai yra ne kažkoks maisto papildas, kuris yra padarytas iš kažkokis vienas elementas iš augalo. Jisai neveikia. Taip, jisai veikia tik tai kartu, kada mes visą augalą valgom. Ir nepamirškim, kad mes galim valgyti krakmolingą maistą. Mes galim valgyti, savo mylimas bulves mes galim valgyti. Tai nėra nuodas, tai yra paskleistos tokios blogos žinios. Tai šitas maistas nėra nuodingas, šitas maistas yra maistingas, mums tinkamas ir mes galbūt kai kuriom lygom, turiuomenį vėžiniam lygom, turim būti griežtesni. Bet jeigu natūraliai visą laiką mes maitinamės pilnos struktūros augaliniu maistu, į kurį traukiam krakmolingą maistą, ypač iš įvairių gumbų, sakykime, bulvių, šakniavaisių, burokėlių, morkų, kiek ten yra, saldžių bulvių. Patys ilgamžiškiausi pasaulio gyventojai yra japonai. Patys ilgamžiškiausi japonai gyvena Okinavos saloje. Jie nevalgo nei ryžių, nei žuvies. Pagrindinis jų maistas, 60% jų maisto sudaro visi šimtamečiai. 60% jų maisto jų sudaro saldžios bulvės, likusi 40% maisto sudaro įvairios daržovės. Bet žinot, tada iškyla klausimas, kaip visą tai paruošti. Juk mes įpratę, kad ir sunkiausius patiekalus kepti, troškinti, mes virtuozai praktiškai esam. Bet kai susiduri su gyvu maistu, su daigais, su gumbiniais, ką padaryti, atrodo, taip primityvu ir... Iš tiesų mes susidurėm su tokia problema, kad mes esam aukos reklamos. Mes net neįsivaizduojam, kokius nuostabius skonius turi natūralūs produktai. Mes pridedam visokių Tai dar viena iš pagrindinių sveikos gyvensenos taisyklių yra, tai atsisakyti visų maisto produktų, kur yra bet kokie Nesigilinkit, aišku, E621 mononatrio gliutamatas yra turbūt pats baisiausias maisto papildas, bet nesigilinkit, matot, nepirkit. Čia yra pagrindinė taisyklė. Toliau dar viena labai svarbi taisyklė. Mes esame įpratę gerti valgio metu.
Mes turime suprasti, kad jeigu mes praskiedžiame mūsų, reiškia, organizmo skrandžio turinį vandeniu gerdami iškart po valgio arba valgio metu, mes sugadinam visą procesą virškinimo. Mes turime gerti prieš valgį ir niekada negerti valgio metu ir iš karto pavalgius. Jau vien tai duoda labai didelę reikšmę sveikatai. Gerbiamas Dariau? Ir šitoj vietoje aš norėčiau, kad vėlgi liktų akcentas, kad mes turim pereiti augalinę mitybą. Nes labai dažnai pasitaiko, kad veganai arba vegetarai, jiem jau aišku, jie jau perėjo į augalinę mitybą ir jie diskutuoja, kaip tą mitybą patobulinti, kas yra čia geriau, kas čia yra blogiau. Jie jau nebeturi, sakykime, veganas, jis jau iš principo nebeturi aterosklerozės rizikos, jau jisai iš jos išlipa, jeigu jisai nevartoja papildomų riebalų. Bet jisai nori jaustis geriau, jis nori jaustis daugiau energijos, jis nori dar ir dar, tai yra natūralu. Ir automatiškai, kai mes susirenkam ir diskutuojam apie tai, žmonės, kurie girdi nepakeitę savo mitybos, jie galvoja, na, iš tikrųjų, gal čia tų grūdų nevalgyti, gal čia dar to nevalgyti, o gal čia viena žolė geresnė už kitą žolę, bet iš principo pilnas ir pirmas perėjimas tai yra į augalinę mitybą, į pilnos struktūros augalus, kitaip sakant, mes turim išeiti iš konservuoto maisto, bet kokiu būdu konservuoto maisto ir mes tada pradėsim. Išskyrus rauginimą. Rauginimas yra tradicinė mūsų maisto konservavimo metodika ir raugintas maistas yra ypač vertingas. Rauginti kopūstai. Ir tarp kitko galima kuo juos mes anksčiau pradedam valgyti, ta prasme, po 5-6 dienų, nedaugiau 1% druskos turėtų būti kopūstuose. Kopūstai yra ypatingai vertingas augalas ir tai yra mūsų tradicinės virtuvės augalas, bet nebūtinai jos reikia troškinti. Bet dabar aš klausau, mes turim iš tikrųjų tokias gilias tradicijas, to paties maisto rauginimo. Mes turim tą pati Anne Wigmore, kurios vardas ir pavardė šią laidą nuskambėjo ne vieną kartą, jin juk yra lietuvė ir jinai pasauliui parodė, kas yra žaliavalgystė. Gal šiek tiek papasakoju, nes šitas istorinis faktas yra labai įdomus. Gaila, kad jos tos idėjos pačią Lietuvą pasiekė. Labai vėlai. Deja, jinai žuvo Bostone 94 metais ir negalėjo atvykti į Lietuvą, bet jos idėjos 60-metį jinai savo idėjas atvežė iš Lietuvos. Jinai tai nuostabiai aprašo savo knygoje Kam kentėti, autobiografiniai, apie tai, kaip kaimo gyduolė Marija Repšienė gydydavo kaimiečius, tarkim, pamerkusi jos į pelkę į dumblą. Mes dabar turim tą patį druskininkose kaip kažkokią procedūrą ypatingą, bet yra tradicinis būdas, kaip reikia rinkti žoles miške, kaip galima įvairias žaizdas gydyti ir žolėmis. Jinai gyduoliškas tradicijas atsivežė iš Lietuvos ir atvežė į Ameriką. Kaip galima rauginti maistą. Raugintas maistas Amerikoje buvo nežinomas. Tai buvo kažkokiose Lenkų parduotuvėse, gal emigrantų, bet amerikiečiai nežinojo tokio dalyko. Jinai atvežė rauginto maisto idėją į Ameriką ir labai plačiai ją išpopuliarino. Ir aišku, mes norim pasakyti, kad būtent Anne Wigmore mokymą mes atvežėm per gyvo maisto konferenciją. Ir beje, šiais metais, spalio 24 dieną, į trečiąją Anne Wigmore gyvo maisto konferenciją atvyks garsus mokslininkas Godvilas Eselštinas, kuris yra kardiologas. Ir būtent Darius yra Godvilo Eselštino didžiulis pasiekėjas. Tai jo mitybos idėjos, jisai sako, nereikia šuntavimo operacijų, nereikia širdies kraujagyslių problemų sprendimo, reikia pakeisti mitybą ir širdies kraujagyslių ligos pasitrauks. Dariau, tu čia gal pasakysi apie Eselštiną. Norėčiau pasakyti, norėčiau nesuabsoliutinti situacijos, jūs tą turbūt suprantat, bet jam pavyko, Godvilui Eselštinui Amerikoje pavyko paimti pacientus, kuriuos jau laikė skaitė beviltiškais, dėl to, kad jų labai sunki širdies situacija buvo ir jiems planavo mirti kažkur metų laiko bėgiai ir apie 20 pacientų jie išgyveno daugiau negu 10 metų. Vien tik tai pakeitė mitybą ir jisai darė jiem tyrimus ir sudėtingus tyrimus, pozitronų emisijos tomografijas darė, pagal kurias matė, kad širdies kraujotaka, kuri buvo nepakankamai atsistato, darė angiografijas ir pagal angiografiją buvo matoma, kad tos plokštelės tirpsta. Aišku, kardiochirurgai mane šitoj vietoj komentuoja, kad tų
aterosklerozės plokštelių pokyčiai vyksta, lyg tai natūraliai jie mato, bet visiems jo pacientam jie vyko į gerąją pusę. Visi jo pacientų nebekankino širdies skausmai ir jiem nebeįvyko daugiau jokių širdies įvykių. Jisai drąsiai pasakė po šito savo stebėjimo ir tyrimo, kad tai yra maisto pagimdyta liga. Ir gyvai mes jį galėtumėm išgirsti spalio mėnesį. Mes Lietuvoje išgirsime, mes praeitais metais buvo atvykęs Colinas Campbellas, kuris visą gyvenimą tyrinėjo mitybos įtaką žmonių sveikatai. Jis yra Kinijos tyrimo autorius. Mes kiekvienais metais rengiame, Vigmor fondas organizuoja gyvo maisto konferenciją, kurią mes kviečiam visuomenę, beje, mes šiemet planuojam, kad konferencija bus akredituota šeimos gydytojams, mes kviečiam ir šeimos gydytojus atvykti kaip į kvalifikacijos kelimo tam tikrą etapą. Ir mes kiekvienais metais atvežam tuos grandus pasaulinius, kurių nuneigti jų mokslinio pagrindimo, nuneigti niekas negali. Aš suprantu, viskas yra gerai, bet ar kalbėjote apie stovyklą sveikos gyvensenos, apie rengiamą konferenciją? Ar va būtent šitie renginiai pajėgus išjudinti visuomenę? Tik tai jie ir gali išjudinti visuomenę. Ir aš iš karto noriu pereiti prie Dariaus gyvensenos pokyčio projekto šeimos klinikoje. Šiek tiek daugiau ir plačiau apie tai. Norėdami šią svarbę žinią apie neriebaus pilnos struktūros augalinio maisto poveikį perduoti įvairiems žmonėms, mes tengiamės supakuoti ją į jiems suprantamą kalbą. Mokslininkam mes pateikėme epidemiologinius ir laboratorinius tyrimus. Gydytojams akivaizdžius gydymo rezultatus. Įvaizdžio verslui svarbiausia yra maisto skonis ir kūno linijos. O dažniausiai svarbiausias dalykas ilgaamžiškumas nėra reikšminga paskata pokyčiams, kadangi šiais laikais nieks netiki, kad žmogus gali ilgai gyventi būdamas sveikas. Jiem atrodo, kad senatvė tai yra žiauri kančia, į kurią visi projektuojamės. Bet tai yra netiesa. Žmogus su amžiumi darosi sveikesnis. Bent jau Vigmor tai sakydavo, kad mes gimstam sveiki ir turėtumėm su patirtim ir amžiumi dar labiau tobulėti ir sveikti, ar ne? Taip yra sukonstruota mūsų imuninė sistema, jinai mokosi, jinai tobulėja. Mes jau vieną kartą įsipjovę pirštą, antrą kartą suprantam, kad nebepatirsim tos pačios traumos. Mes mokomės ir turėtume būti sveikesni, bet jie taip nėra. Už tai, kad mes esam aukos industrijos, pramonės, maisto pramonės, reklamų. Vaikai manęs klausia, kaip atpažinti blogus maisto produktus. Na, aš juokaudamas sakau, žiūrėkit per televiziją. Jeigu kažką mato televizijai, tai to ir nevalgyk, nes tai mažai, kad turi bendro su maistu. Ir aišku, vaikų mityba yra atskira tema ir mes tiesiog nebeturim laiko. Bet vėlgi, Dariaus norėčiau paklausti. Tai taip išeina, kad gydytojai yra visai nesuinteresuoti sveikata. Ne, visiškai netiesa. Jie tikrai suinteresuoti. Galbūt ne visų sričių. Jiem iš tikrųjų iš vienos pusės ir taip ir ne. Iš vienos pusės tai yra daug paprasčiau. Per vieną dieną mes jums nustatysim diagnozę ir paskirsim vaistus. Taip. Nepaisant to, kad mes neatpažinom negalavimo, mes galim paskirti simptominius vaistus. Ir žmogui kažkaip išspręsti tą problemą. Tai iš vienos pusės tiesa, iš kitos pusės dauguma gydytojų yra suinteresuoti, kad jų pacientai sveiktų. Tai yra bendražmogiški sielos dalykai. Mes norim, kad mūsų pacientai sveiki būtų. Mes norim, kad dalis tų pacientų yra mūsų draugai, dalis tų pacientų yra mūsų artimieji. Mes norim, kad jie pasveiktų, mes norim, kad jie išgyventų. Mes esam dar dažnai sistemos įkaitais. Medikai tampa sistemos įkaitais, nes jie negali kitaip pasielgti. Mes čia televizijos laidoje diskutavom, ar gali pasirinkti, tarkim, mama kaip savo vaiką gydyti susidūrus su problemom. Dažnai negali. Yra sistema, gydytojas žinodamas, kad tai ne visai teisinga skirti tokį kiekį vaistų. Jisai negali to nedaryti, nes tokia yra nustatyta valstybės gydymo metodika. Mes turim kalbėti su valdžia, mes turime skatinti sveiką gyvenseną. Liko vos kelios minutės iki laidos pabaigos. Pasakykit, ar realu, kad pasikeis visuomenės mąstymas iš tikrųjų, kad pavyks kažką pajudinti ir keletą sveikos gyvensenos iš tikrųjų principų ir kokių klaidų nedaryti, bet turim tik kelias minutės, tai greitai.
realu, neabejotinai, ir mes visi to siekiam. Ir siekia mokslininkai ir aktyvistai JAV, taip pat siekiam to ir Lietuvoje. Ir aš džiaugiuosi, kad aš nuėjęs į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto šeimos kliniką radau gydytojų, radau daktarą Idalį Seckienę, daktarą vadovą Valių, taip pat rezidentų būrį, kurie įsitraukia į šitą veiklą ir labai noriai. Ir lygiai taip pat aš norėčiau padėkoti pacientam, kurie dalyvauja šitam tyrime. Mes turim virš 10 pacientų ir jie dalyvauja labai noriai ir jau mes matom rimtus pokyčius. Mes turim apie mėnesį laiko šitas tyrimas kaip sukasi. Tai pokyčiai jau vyksta ir labai stiprus ir informacija plinta. Ir visiškai turim jau baigti. Tai gal tada tų principų, literatūros, informacijos tiesiog galim gauti internete įvedę į paiešką gyvas meiksta? Sveikata.org yra mūsų puslapis, ten yra labai daug informacijos apie sveiką gyvenseną, apie mitybos principus. Ten yra informacijos apie tai, kada mes skaitom, ar mūsų partneriai skaitom paskaitas, darom įvairius mokymus, organizuojam gyvo maisto programą. www.sveikata.org mūsų puslapis ir ten rasite tikrai labai daug įvairių rekomendacijų ir patarimų. Taigi, ačiū pašnekovams už sveikus pietus ir meniu paskanintą optimizmo ir energijos prieskoniais. Ačiū Jums, pietavau su Pauliumi Jaruševičiumi, gyvo maisto propaguotoju ir chirurgu, medicinos mokslų daktaru Dariumi Kubiliumi, taip pat gyvenančiu sveikai. Taigi, ačiū Jums, linkiu Jums taip pat pagalvoti apie savo mitybą. Likite su Žinių radiju. Žinau, vadinasi galiu. Žinių radijas.